Seniai, kai šiame krašte jau kūrėsi pirmieji kaimai, Šiluvo žemė alsavo ramybę ir grožiu. Miškai ošė kaip jūra, jų bangose skendėjo paslaptis, o pievose ryto rasos žibėjo lyg maži žvaigždynai. Dubysos upė vingiuodama per slėnius nešė gyvybę šiam kraštui. Jos vandenis maitino laukus, gaivino žmones, lydėjo jų darbus ir šventes. Ilgą laiką Šiluva buvo tylus ir paprastas žemės lopinėlis vakarų Lietuvoje. Gražus, bet neatrastas. Tačiau laikas čia nusprendė parašyti ypatingą puslapį. Jis pasirinko šią vietą įkvepiančiam pasakojimui, kurio prasmė – tikėjimas, stebuklai ir žmonių kelionės. Tūkstantis 457 metais dvarininkas Petras Simonas Gedgaudas pastatė pirmąją bažnyčią. Jai buvo suteiktas tuomet retas švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo vardas. Nuo tada šie laukai ėmė skambėti giesmėmis, o pirmieji atlaidai sutraukdavo daugybę maldininkų. Tačiau istorija kupina vingių. 16 amžiuje, kai į kraštą atėjo kalvinizmas, bažnyčia palaipsniui buvo uždaryta, jo žemės nusavintos. Pasakojama, kad šventovės vertybės ir dokumentai buvo sudėti į skrynę ir paslėpti, tarsi tikėjimo širdis užkasta po žeme, laukianti savo valandos. Ir ta valanda atėjo. 1608-aisiais šioje žemėje pasirodė mergelė Marija. Verkiančią su kūdikiu rankose, piemenėliai pamatė stovinčią ant akmens. Ji tarė, čia kitados buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Ta akimirka dangus palietė žemę, o stebuklas įsirašė į Šiluvos atmintį. Žinia pasklido, ją paliudijo ir kiti. Netrukus įvyko dar vienas stebuklas. Aklas senolis parodė, kur užkasta skrynia su bažnyčios dokumentais. O atkasus ją, senolis praregėjo. Tai buvo ženklas, kad Šiluva taps ypatinga vieta. Šiandien Šiluva pripažįstama kaip viena seniausių Marijos apsireiškimo vietų Europoje. Šimtmečiai keitė šventoves, bet ne dvasios jėgą. XVII amžiuje iškilo nauja bažnyčia. XVIII amžiuje pašventinta puošni bazilika, kurios altoriuje kabo Šiluvos Dievo motinos su kūdikiu paveikslas, garsėjantis gausiomis malonėmis. Greta XX amžiuje iškilo apsireiškimo koplyčia, kurios altorius pastatytas šalia akmens, ant kurio apsireiškė mergelė Marija. Šiluva klestėjo tarpukariu. Turgaus aikštė supo arbatinės, restoranai, veikė sinagoga, miestelis švytėjo gyvybė. Sovietmečiu buvo mėginama užgniaužti šilinių atlaidų tradiciją, bet žmonių širdis neišsižadėjo savo kelio. Tikėjimas liko gyvas. $1993 vos atgavus laisvę, į Šiluvą atvykęs popiežius Jonas Paulius II čia meldėsi už Lietuvą. Už vietą, kur tikėjimas susilieja su laisvės kovų istorija. Savo pamoksle jis linkėjo, kad kaip Kano stebuklas išsaugojo vestuvių džiaugsmą, taip niekada neišblėstų ir Lietuvos nepriklausomybės džiaugsmas.
Šiluva šiandien modernus piligrimystės centras. Į ją veda daugybė kelių. Per Dubysos slėnį, per Maironio apdainuotus šilus, per Piliakalnius ir pievas. Piligrimus veda rožinio slėpinių kelias nuo Raseinių, kryžiaus kelias per Šiluvos Šilą, o taip pat Malonių kelias jungiantis Kryžių kalną ir Šiluvą. Galima keliauti maršrutais per Lyduvėnus, Betygalą, Tytuvėnus. Vieni žingsniuoja per kalvas ir upelius, kiti per miškus ir laukus, bet visi keliai veda prie tos pačios šviesos, prie ramybės. Rudenį Šiluva suspindi didžiaisiais švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidais, dar vadinamais šilinėmis. Rugsėjį čia suplūsta 10 000. Kiekviena diena turi savo intenciją – už karius, medikus, šeimas, jaunimą, vienuolius. Skamba jungtinių chorų giesmės, šventovė tampa gyvų tikėjimo vandenynu. Tačiau Šiluva gyva ne tik tada. Ji gyva kasdien. Kai žmogus tyliai uždega žvakę šviesos koplytėlėje, kai piligrimas sustoja prie Dubysos upės, kai senolis nueina kryžiaus kelią, o vaikas pirmą kartą įžengia į baziliką. Šiluva yra gamta, kuri kalba maldos balsu. Rytmečio rūkas virš laukų. Vakarėjančios saulės spinduliai ant miško. Šilo tyla, kurioje girdi savo širdį. Tai žmonių šypsenos, jų atvertos durys, jų duonos riekė pavargusiam piligrimui. Šiluva – tai ne praeities reliktas, tai nuolat tekantis šaltinis, kuris atgaivina, stiprina ir įkvepia. Šiandien, kaip ir prieš šimtmečius, jis stovi atvira kiekvienam, trokštančiam prisiliesti prie stebuklo, prie ramybės, prie gilesnės prasmės. Jį kviečia ne tik liudyti, bet ir tapti šios gyvos istorijos dalimi. Šiluva primena, piligrimystė tai ne tik kelionė į tikslą, tai kelionė į šventovę Dievo link, nešanti savo tylą, viltį ir tikėjimą. Šiluva – tai gyvas kraštas, gyva malda, gyvas tikėjimas. Čia dangus paliečia žemę, o žmogaus širdis amžinybę. Šiluva – gyva piligrimystė.